Lietus laiku 9:53, oro temperatūra +25. Šiuo metu mes esame viename iš Stambulo rajonų, Mecidiyekoj, iš kurio turėjome su autobusu važiuoti į savo universitetą. Fatih universitetą. Tačiau gavome ženklą iš aukščiau, kad mums nelemta pasiekti šitą universitetą, nes autobusą E60, kaip ir kitus ten visus virš 59, išbraukė iš tvarkaraščio. Vadinasi, mes nežinome, kaip nuvažiuoti į savo universitetą. Nežinome, kaip reikės pradėti mokytis. Tai yra labai baisus dalykas. Kita vertus, galbūt mums siunčiama žinia, kad krikščionybės skleisti šitoje islamiškoje šalyje bus daug sunkiau, negu mes tikėjomės. Oras iš tikrųjų puikus, saulėta, tiesiog manyje verda didelis pyktis. Galvau, kad mes turim draugų, bet draugų mes neturime. Ta prasme, Turkijoje draugų. Jie visi dirba, o tas, kuris nedirba draugas, tai jisai mūsų ir nepasiėmė ir mums nepadeda. Ir mes dabar esame vienišas, liūdnas ir paliktas ir aš to verksiu iš pykčio. Bet dabar galim pažiūrėti, kaip atrodo aikštė, čia va būna balandžių. Jie į šalkį ir į mus žiūri labai piktais žvilgsniais, todėl turim baigti šį trumpą įrašą. Tikiuosi, kad pyktis greitai praeis. Pamajuot.